Sveiki, šiandien mokysimės pasigaminti iš kelpenių žiedų girą. Paprasčiausias būdas - surinkti litrą žiedų, vandenį geriausia žvirtą atšaldyti, ištirpdyti 200 gramų medaus, sudėti kelpenio žiedus, galima duonos, ruginės, razinų, kelias saujelės, tačiau čia gausite girą, kurioje bus daug mielių, o jeigu norite gauti girą, kurioje daug yra gerųjų bakterijų, tada jums reikės pasidaryti išrūgas, tai yra paimti rūgpienį, į puodą įdėti rietį, į rietį įdėti dvigubą marlę, supilti kaimišką rūgpienį ir palikti šaldytuve. Ryte rasite rietėje su marlė varškę, o puode bus nubėgusios išrūgos. Taigi pilam išrūgų apie stiklinę 200 ml, ten bus daug gerųjų bakterijų, litrą kelpenių žiedų, medaus 200 gramų, vandenį žverdam atšaldam ir svarbiausias dalykas yra ištirpdyti medų. Medus neištirps, gali viskas užpelyti. Ir ant viršaus uždedam marliuką su gumele. Būtinai kartą mažiausiai per dieną pamaišykit, geriausiai ryte ir vakare, kad kelpenės neužpelytų. Ir kiek reikės fermentuoti. Viskas priklauso nuo namų temperatūros. Idealu, kad būtų namie 23-4 laipsniai, nes jeigu bus mažiau, tada gerosios bakterijos nerūgsta ir tada gausis mėlinis, grybelinis rūgimas. Iš kur gausis? Pačiuose kelpenių žieduose yra daug gerųjų mėlių. Nebijokit tų mėlių, nėra blogos, bet mums aš rekomenduoju vis tik daugiau, kad būtų gerųjų bakterijų. Tai tam reikės išrūgų. Na, aš tai paliekam šiltai, bet ne ant saulutės. Į saulutę šviečia, kailinukais kažkokią medžiagą uždenkit, kad nebūtų tiesioginių saulės spindulių. Kai gira pasidarys, nukoškite visą turinį per marlę ir supilstykite butelis. Buteliuose palaikykit apie parą ar kelias, kad susidarytų gaziukas. Kuo daugiau liko medaus, tuo greičiau susidaro gaziukas. Bet aš rekomenduoju, kad gira būtų rūgštoka, kaip sausas vynas, idealiausiai, sveikiausia gira. Aš sutikau nemažai žmonių, kurie darydavosi kambučią, darydavosi vairias giras ir susirgo kandida grybeliu, nes gira skani, o jeigu gersite ilgai ir saldžiai, tai kandida grybelis visai padidės. Todėl geriausiai, kad jis būtų toks šampano skonio su burbuliukais rūgštokais. Iš to ir gausite daugiausiai naudos. Pačius kelpenio žiedus nuo pat senovės naudoja lietuviai. Ir kaip ir mokslas vėliau atrado, kad ten daug flavonoidų, karotenoidų, polifenolių, kartuminų, eterinių medžiagų, mineralų, ypač kalio, šiek tiek K ir C vitamino. Ir svarbiausia, nuo senovės, ką darydavo kelpenių žiedai tradiciškai liaudis medicinai, tai skatindavo būtent kepenų veiklą, gerindavo virškinimo sistemos veiklą, tulžies taip pat išsiskyrimą skatindavo, mažindavo sunkumo jausmą po valgio. Kartuminai, aišku, padeda, pagerina apetitą, pagerina žarnyno veiklą. Ir šiek tiek kelpenių žiedai yra šlapimą varantis. Taip pat turi ir priešuždegiminį poveikį, antibakterinės savybės, stiprina imunitetą ir kraujotakos sistemą. Ir vėliau gira, kur laikykite? Šaldytuve, nes kitaip, kad buteliai nesprogtų. Ir kai susidaro gaziukas, o dabar ir pažiūrėsim, aš turiu butelį ir pilu, o štai, kaip matot, putoja. Ji nėra saldi ir rūgšti. Ir jeigu norite gauti kelpenių žiedų actą, tai ką darykit? Maišykit būtinai ryte vakare, kad pelėsis neužsidėtų. Ir paskui matysite po savaitės ar kelių, viskas priklauso nuo namų temperatūros, žiedai pradės kristi ant dugno. Tuo metu jūs galite ką padaryti? Galite nukošti, o galite ir žiedus palikti.
Jie bus apačioj, žemai. Ir čia viršus dėsis kas? Grybas dėsis kaip kambučiai. Nebijokit, jis turi užsidėti, nes kiti labai pergyvena, kas čia toks užsidėjo pelėsis. Ne pelėsis grybas. Ir laikykite 2, idealiausiai 3 mėnesius, jūs gausite nuostabiausią, geriausią, puikiausią actą virškinimui gerinti. Tada jį nusikošite ir prieš maistą 30 minučių įsipilsit pradžiai šaukštelį, su šiltu vandeniu išgersit, o vėliau galite 2 šaukštelius ar netgi šaukštą. Aišku, idealu būtų medinis šaukštas, nes rūgštis, matot, reaguoja su metalais. Nepilkit, matau, kiti pila į metalinius indelius, kur gurkšnoja. Matot, rūgštis reaguoja su metalais ir metaluose yra, kai daro nerūdėjančio plieno, šiek tiek nikelio, tai jis reaguoja su rūgštim. Čia rodo Huldos Regichar Clark darbai, kad jinai rasdavo pas žmonės prie prostatos problemų, kai prostatos vėžys būdavo nikelį, ir moteriams, kuriam būdavo krūties vėžys, taip pat nikelį rasdavo. Tai klausdavo, iš kur žmonės gauna tą nikelį. O būtent tai nuo šaukštų, šakučių, todėl geriau turėti medinius, kiek įmanoma, ir geriau nefermentuoti metalinėse, matau, kiti metaliniuose induose fermentuoja. Tai nėra gerai, netgi nerūdėjantis plienas taip pat, nors jis yra ir patvarus metalas, bet aš vengčiau jo. Va, tai žodžiu, kaip yra geriam prieš maistą, labai gerai atskies su vandenuku, galit pusę stiklinės vandens įpilt, pusę stiklinės geros ir išgerti 30 minučių prieš maistą. Žinoma, ten galima šaukštelį įdėti kiaulpienio žiedų acto. Bus dar naudingiau ir sveikiau. Aišku, labai gerai pasidaryti kiaulpienio žiedų vyną, bet darykite sausą. Nes tik sausas yra naudingas, saldus, nėra gerai, skatins uždegiminius procesus. Taigi, rūpinkite savo sveikata ir iki sekančio susitikimo.